Moters visatos dėsniai. Kai aš jais pradėjau domėtis, man daug dalykų išsisprendė, aiškiau pasidarė, bet ne visos mes turime tikėti tais visatos dėsniais. Kas nenorim, tas dar netikim. Kam įdomu, tai kviečiu pasiklausyti, aš pasidalinsiu, kaip man atrodo, kaip aš tai supratau, kaip aš tai atradau. Tad jeigu tau įdomu, tai praleiskim laiką kartu ir pasidalinsiu apie tos moters visatos dėsnius. Ir vienas toks labiausiai, kuris surezonavo, tai turbūt yra priėmimo dėsnis. Priėmimo tai ką priimu, transformuojasi. Tai man paaiškina praktikas, kurias aš atlieku, kurias aš duodu savo klientėms. Tai man labai puikiai viską paaiškina, sustato į savo vietas, kad moteris be moterims skirtų praktikų nekeičia savo gyvenimo iš esmės. Mes galim pakeisti, aš dabar pasidalinsiu tokiais aspektais, kad pirmiausia pradedam keisti išorinį pasaulį, nes dažniausiai jisai mūsų netenkina ir mes nežinom, ką su juo daryti. Tai pradėkime keisti išorinį pasaulį. Ten, kur gyvenu, kur dažniausiai būnu, pradėkim nuo to, tai yra mūsų namai ir atkreipkim dėmesį, kaip mes grįžtame į savo namus. Ar mes namuose esame laimingos, ar ten mus pasitinka nešvarus kilimėlis prie durų, ar kokie batai, tų, kuriuo aš nebenoriu nešioti, tiesiog jie stovi ten kampe ir niekas jų neišmeta, o kas turi išmesti, jeigu ne pati. Tad yra įvairių niuansų, ką mes galim pasidaryti savo išorinėme pasaulyje, susitvarkyti namus, kad į juos parėjus mums būtų gera ir malonu. Jeigu nepatinka kažkokia tai gėlė, kuri jau atgyveno savo laiką, atbuvo pas mus, ar ne, ir mes galim tiesiog ją padovanoti kažkam, tai ar jeigu nuvyto išmesti, tiesiog padaryti taip, kad mums būtų namo grįžti jauku, gera ir miela. Tai pradėkim nuo namų, galime eiti į virtuvę. Virtuvėje mes turime daug indų, kurių nenaudojame, kurie yra įskilę, kurie yra nusiplovę. Tai visą tai peržiūrim ir išmetam. Nes kas tai yra? Mūsų pasąmonė reaguoja į tai, ką mes matom, ir jeigu mūsų tai netenkina, mus tai liūdina. O mes turim susikurti išorinį pasaulį taip, kad mus jisai džiugintų. Tai pradėkime nuo kiekvieno kambario, virtuvė, vonia ir kiekvieną kampelį apžiūrime, kas mūsų netenkina, visą tai bandykime pasikeisti, kad tą, ką akis mato, mus tenkintų ir mums patiktų ir tiktų ir mus tai džiugintų. Padeda ir švarūs namai, tas kvapas, švarių namų kvapas. Nepamirškime, kvepinkim savo namus, kvepinkim natūraliais būdais, kad grįžus mūsų namai kvepėtų ir tikrai gera būtų juos grįžti. Jeigu man yra negera grįžti į namus, o aš turiu šeimą, kuriai lygiai taip pat bus negera grįžti į namus. Tad pradėkime nuo savęs, aš rūpinuosi savimi, kad man būtų gera grįžti į namus, tada reiškia visiems kitiems taip pat bus gera grįžti į namus. Tai yra turbūt pati pirma taisyklė, ką mes galim pradėti keisti savo gyvenime, tai keisti išoriškai ir tuo pačiu kurti savo jauseną, kad man būtų gera, smagu grįžti į namus. Tai pagrindinis dalykas. Antras dalykas, kur mes kiekvieną dieną einam, tai einam į darbą. Ir jeigu mes einam į darbą ir esam nelaimingos, nepatenkintos, ten mums nepatinka, negražu, kvapas nekoks, tai vėl visą triukšmą nuimam, susitvarkom savo darbinę aplinką ir susidėliojam taip, kad mums būtų gera, nors darbo vieta būtų miela, mylima, atsinešam ryte gėlių, pasimerkiam, geriam kavą iš puodelio pačio gražiausio, pačio nuostabiausio, kad mus išdžiugintų ir apsistatome mielais niekučiais ar kažkam detaliam, pasiieškom tai, kad mus tikrai tenkintų ir mus džiugintų.
Jeigu darbas netenkina, darbovietė, santykis su žmonėm nebetenkina, ieškome būdų, pradedam, turbūt kitas visatos dėsnis, kuris būtų, tai dėkingumas. Pradedam dėkoti. Kur dėkojam, tą dauginam. Jeigu aš santykių su kolegom nebenoriu jų matyti, manęs netenkina santykiai, aš pradedu jiems dėkoti už kiekvieną menkniekį, už kiekvieną smulkmeną. Ačiū, kad pastebėjai, dėkoju, kad parodėjai, dėkoju, kad aprėkiai, apšūkiai ar kažką, tai tiesiog, kad parodėjai man, ko aš nenoriu, ko nebenoriu, kur nenoriu būti, apie ką tai yra ir ką aš galiu jau šiandien pakeisti. Kai pradedu dėkoti, pradeda keistis mano santykis tarp kolegų, taip pat yra ir su kaimynais, ir su giminėm, artimaisiais, su visais. Kurie žmonės turiu bendrauti, bet man jie nepatinka, netenkina jie manęs, tai pradedu jiems dėkoti ir daug daugiau dėkoti negu įprastai. Kad pasikeistų mano būsena jų atžvilgių, kad aš geriau jausčiausi. Aš žinau, atėjus į darbą ar sutikus tą kaimyną, kurio nenoriu sutikti, aš žinau, kad aš jam būsiu dėkinga. Už jo bet kokį pasakymą aš būsiu dėkinga ir jausiu tą mintimi, kad aš jam dėkosiu, mano jausena, būsena, nuotaika jau bus visai kitokia. Pabandyk, išbandyk, pamatysi, tai veikia. Na ir apie išorinį pasaulį. Keičiam namus, keičiam darbinę aplinką, kuriam tokią, kad būtų mums miela ir gera. Ir tada yra santykiai. Santykiai su bendradarbiais. Aišku, pirmoji vieta yra santykiai su savimi. Tai grįžkime į santykiai su savimi. Kas tai yra, apie ką tai yra. Jeigu aš nenoriu būti viena, lieku viena namuose ir man yra blogai, tai jau yra didelis ženklas, kad santykių su savimi pas mane nėra. Tad ką man veikti, jeigu viena namuose, ką aš turiu veikti, ką turiu daryti, aš nežinau, tai tiesiog pradėk nuo tų dalykų, ko niekada nedarei. Neskaitai viena knygos, nesiklausai muzikos viena, nešokai, galbūt pagulėk vonioje 2 kartus per dieną, leisk atsipalaiduoti savo kūnui, leisk pasišildyti jam vonioje. Kūnas yra labai labai svarbus. Man irgi sunku buvo suvokti, suprasti. Yra net knyga, kad kūnas mena viską ir atrodo, kaip tam kūnui reikia tiek daug dėmesio. Patikėkit manim, kūnui reikia labai daug dėmesio. Norint pokyčių, kūnui reikia labai daug dėmesio. Nes keičiame savo vidų, keičiam požiūrį, keičiam mąstymą. Kūnas lygiai taip pat turi atsipalaiduoti, atlaisvinti vietos ir jam reikia daug dėmesio. Taip pat reikia ne tik tais šiltos vonios, ne tik dušo, bet reikia ir sporto, ir pasivaikščiojimų gryno oro, ir vandens reikia, ir gerti vandenį, ir stovėti po vandeniu. Tad tikrai kūnui reikia labai daug dėmesio. Moters kūnas iš viso gal esate girdėjusios, kad jisai yra nuo prisilietimų, jisai turi jausti malonumą, švelnus turi būti, švelni oda turi būti, miela prisiglausti, miela jaustis. Tad kūnui reikia labai daug dėmesio. Žinot, kad mes 7 kartos tą ląstelę atsinešam ir kūnas viską mena. Tai mes tiek turim daug savyje sukauptą informacijos, kad ir nebuvom vienokioje ar kitokioje situacijoje, bet mūsų kūnas tai žino ir atsimena. Tai visą tai mes turime išlaisvinti per šokį, su vandeniu, su sportu. Turim ką veikti iš tikrųjų su kūnu. Man tai buvo labai didelis atradimas, einant sąmoningumo keliu, kad kūnui reikia labai daug dėmesio. Neužtenka vien tik tais keisti išorę, keisti mąstymą, jauseną, bet ir kūnui reikia lygiai taip pat labai daug dėmesio. Tad nepamirškite to, man tai buvo labai didelis atradimas. Tad mylėkime savo kūną,
prižiūrėkime jį, nes aš tai nesu kūnas, aš tai esu, kai sakom aš ir vaikai deda ranką čia ant krūtinės, kad aš, tai kas tas aš? Tai kūnas yra mums duotas, o tas vidinis aš, tai pagalvokim, kas tas aš ir nesu ir protas, nes jeigu proto aš sakau rankas susilenk, bet aš rankos, pirštai susilenkit, bet aš pirštų nenoriu sulenkti, tai jie ir nesilenkia. Bet jeigu aš noriu pirštus lankstyti, tai pirštai ir lankstosi. Tai kas tas aš, apie ką tas aš? Tai, gili tema, kas norite giliau, tai kviečiu parašykite asmeninę žinutę, keliaukime giliau, pažiūrėkime tai, kas tas aš. Na ir santykis su savimi, su savo kūnu, tai yra svarbi detalė mūsų sąmoningumo kelyje. Kitas svarbus aspektas santykis yra turbūt su pačiais artimiausiais žmonėmis. Tai yra mūsų vaikai, tėvai, vyras. Kaip kurti su jais santykį, tai vėl yra labai gili tema, labai giliai galime eiti į tai, nes santykis su mama yra labai svarbus, su tėčiu labai svarbus, nes tu iš suaugusios pozicijos, kai tu jautiesi suaugusi moterimi, ne vaiko pozicijoje, kad mane nuskriaudė, mane paliko, mane ten mama nemylėjo, tėtis ten paliko, vyras ten vėl kažką tai daro, neaišku ką, kaip mes čia gyvenam. Tai iš suaugusios sąmoningos moters pozicijos tu gali visą tai pakeisti. Pirmiausia, santykį su mama, pirmiausia, santykį su tėčiu, o tada jau su vyru, su vaikais, jisai automatiškai tada pradedant ieškoti to santykio, to ryšio su mama, su tėčiu, visa kita jau keičiasi savaime. Tai mums yra irgi labai svarbu. Iš suaugusios pozicijos mes galime tai pakeisti. Nesvarbu, neturėjau mamos, neturėjau tėčio, bet tu kažkaip gimėjai, reiškia mama ir tėtis yra. Tad pasižiūrėti, atsigręžti į juos ir pakeisti tą situaciją, pakeisti tą jauseną, būseną. Mes einam į gilias praktikas ir visą tai keičiam. Ir tai yra įmanoma, tai reikia tik tais noro, norėti to pokyčio. Galbūt turi ne vieną žmogų aplinkui, kuris keičiasi ir tu matai, kaip jisai keičiasi ir kad jisai yra kitoks, negu buvo prieš metus ar prieš 2. Tai yra darbas su savimi. Nori pradėti, nori pokyčio, nori gyvenime keisti, nebenori gyventi taip, kaip gyvenai. Aš ką pradėjau jausti, tai kad aš esu tame uždarame kokone ir tiesiog nebenoriu jausti, nebenoriu matyti, nebenoriu niekur eiti, nieko daryti, tiesiog nebėra noras susilysti į tą kiautą ir būti tame kiaute. Bet kai aš pradėjau domėtis, kai aš pradėjau lysti iš to kiauto, pasirodo, gyvenimas nėra tame kiaute, gyvenimas yra gražus. Reikia tik mokėti jį kurti, susikurti, gyventi kitaip, būti pačiai kitokiai ir tada aplinkui tave žmonės pradės irgi rinktis kitokie, jie irgi keisis, jie irgi bus kitokie, jie bus priversti keistis, kai tu jam sakai, dėkoju tau už tai, kad tu atėjai, arba dėkoju už vakarienę, arba dėkoju mamai už tai, kad aš esu. Tai tokie dėkingumo žodžiai, kurie žmonėms irgi duoda tokį, apie ką čia, niekada niekas nedėkojo, o šiandien man padėkoja. Tai jie irgi keičiasi. Tu jiems dėkoji ir tu keitiesi ir jie keičiasi. Tad jeigu tau aktualu, jeigu tu nori pokyčio, rašyk man žinutę ir keliaukime kartu į pokytį.